Sveiki, noriu Jums pristatyti atnaujintą 1.8 tonos Noblelift A serijos elektrinį krautuvą, kuris pasižymi ypač švelniu ir patogiu darbu, aukšto energetinio efektyvumu, sustiprintą važiuoklę, šildomą ličio bateriją, kompaktišku dydžiu bei integruotų įkrovikliu. Švelnų ir energetiškai taupų darbą, konkrečiai pajudėjimą iš vietos bei efektyvų regeneracinį stabdymą garantuoja nuolatinių magnetų važiavimo variklis bei dvigubo reduktoriaus technologija. Nuolatinių magnetų variklių startinės srovės būna iki 3 kartų mažesnės nei paprastų kintamos srovės variklių, o dvigubas reduktorius leidžia varikliui suktis greičiau ir su mažesnė jėga, kas dar labiau taupo energiją, todėl bendroje sumoje ši kombinacija gali sutaupyti iki 25% elektros energijos. Todėl ličio baterija gali būti mažesnė ir jos pakanka ilgesniam darbui. Svarbu paminėti, kad šis krautuvas turi ir hidraulikos nuolatinių magnetų variklių. Konkrečiai šis krautuvas turi 80 V ir 150 Ah ličio geležies fosfatų bateriją, kurios išskirtinumas yra integruotas šildymas, kuris veikia tiek krovimo, tiek darbo metu. Todėl šis krautuvas puikiai tinka Lietuvos klimato sąlygoms, net užpuolę dideli šalčiai, neturėjo jokios didesnės įtakos darbui lauke su šio tipo krautuvais. Dar pastebėjome, kad baterijos šildymas sunaudoja santykinai nedaug elektros energijos ir su kaupu kompensuoja talpos praradimą, jeigu jo nebūtų ir baterija smarkiai sušaltų. Krautuvas turi integruotą įkroviklį, todėl pakanka privažiuoti prie bet kurio 220 V elektros lizdo ir įjungti krovimą. Kraunant su integruotu įkrovikliu, pats įkrovimo procesas trunka kiek ilgiau nei su išoriniu įkrovikliu, tačiau lėtesnis įkrovimas yra saugesnis ir sveikesnis baterijai. Beje, klientai dažnai klausia, kaip taisyklingai krauti ličio baterijas. Tai rekomendacija būtų baterijas krauti tuomet, kai darbo dienos pabaigoje liko apie 50%, bet nerečiau nei kartą per savaitę ir visuomet stengtis pakrauti pilnai, tiesiog paliekant krautis nakčiai. O jeigu reikia daryti dalinius įkrovimus, tai rekomenduojama įkrauti bent tiek, kad baterija perliptų 50% įkrovimo ribą. Krautuvas turi didelę kabiną, stogelio, priekinį ir galinius stiklus, kurioje dar yra ir 2 greičių ventiliatorius. Hidraulikos valdymas atliekamas mechaninėmis virtelėmis, kurios įmontuotos tiesiai virš hidraulikos valdymo bloko, todėl kėlimas ir leidimas gali būti valdomas ypač tiksliai. Krautuvas turi pilnai amortizuojamą ir reguliuojamą sėdynę su atlenkiamais porankiais. Tai operatorius valdydamas krovos operacijas dar gali pasidėti ranką ant porankio. Instrumentinis skydelis yra aukštai dešinėje pusėje, kad operatorius galėtų stebėti krautuvo būseną darbo metu, nenusukdamas žvilgsnio nuo krovinio. Operatorius pats gali keisti jam reikalingus darbinius režimus, kurie įtakoja tiek važiavimo, tiek kėlimo greičius. Persijungus skydelį į serviso režimą, galima individualiai prisitaikyti važiavimo, kėlimo, įsibėgėjimo ir stabdymo greičius visiškai be jokios rizikos ką nors nureguliuoti. Vartotojo sąsaja yra paprasta ir apsaugota nuo ko nors nureguliavimo. Kabina yra erdvi, sėdynė pakankamai aukšta, todėl pakanka patogiai pasidėti kojas ir jos nepavargsta dirbant su pedalais. Dar yra rankenėlė su garsiniu signalu įsikibti važiavimo atgal. Dar svarbu užakcentuoti puikų matomumą visomis kryptimis, tiek pro strėlės mechanizmą, tiek pro didelius langus. Darbas prietemoje irgi ne problema. Krautuvas turi galingus darbinius žibintus priekyje ir gale, o taip pat posūkio žibintus bei mėlynos dėmės šviestuvą važiavimui atgal. Krautuvas turi paaukštintą prošvaistę ir yra ypač kompaktiškas, todėl puikiai tiks tiek darbui lauke, tiek viduje. Visi A serijos krautuvai turi sustiprintą konstrukciją, strėlės mechanizmą ir važiuoklę. Daug dėmesio skirta galiniam tiltui, kad jis būtų kuo patikimesnis, tvirtesnis ir leistų puikiai manevruoti. Kėlimo mechanizmas yra pilnai reguliuojamas, todėl priežiūra yra paprasta, tokiu būdu užtikrinama ilga ir patikima eksploatacija. Hidrauliko žarnos yra gerai pritvirtintos, posvyrio cilindrai papildomai apsaugoti, naudojant plastikinės apsaugas ir guminius purvasaugus. Visi Noblelift A serijos krautuvai yra pritaikyti ir darbui nuokalnėse ar rampose. Regeneracinis stabdymas neleidžia krautuvui savaime įsibėgėti, tokiu būdu užtikrinant saugų darbą nuolydžiais. Dauguma naujų Noblelift krautuvų turi integruotą telemetrijos sistemą, kuri veikia debesijos principu per elektroninę SIM kortelę.
Pagrindinis šios sistemos privalumas yra galimybė realiu laiku matyti krautuvo būsenos ir diagnostinius pranešimus ir esant reikalui greitai juos reaguoti. O taip pat galima matyti pagrindinius krautuvo darbinius nustatymus ir net esant reikalui nuotoliu juos keisti. Sistema taip pat rodo daugybę kitos informacijos, tokios kaip baterijos įkrovimo, iškrovimo istorija su pilna diagnostinė istorija, visokiausiai išdirbto darbo statistika ir taip toliau. Klientas taip pat turi prisijungimą prie šios sistemos, kurioje mato visą statistinę ir diagnostinę informaciją ir bendrai paėmus, Noblelift telemetrijos sistema leidžia gerokai supaprastinti technikos priežiūrą ir krautuvų eksploatavimas tampa aiškesnis. Kaip matote, A serijos krautuvai yra sukurti galvojant apie patikimą, ilgaamžį, saugų ir patogų darbą. Ir jie puikiai tinka Lietuvos klimato sąlygoms. Konkrečiai šitas krautuvas dar yra ir ypač kompaktiškų matmenų ir manevringas. Jeigu jūs sudomino ši krautuvų serija, kviečiam jūs atvykti pas mus apžiūrėti jos gyvai, o šio ir kitų krautuvų pasiūlymus rasite mūsų internetinėje parduotuvėje shop.girupis.lt.